kiekvienais metais organizuojame netradicinio ugdymo stovyklas, kurių tikslas yra savęs pažinimas. Vyksta ne tik aikido treniruotės, ne tik sportas, bet taip pat stengiamės visokius užsiėmimus įtraukti. Tai yra, pavyzdžiui, kaligrafija, atvyksta kaligrafijos meistras, jisai mokina kaligrafijos vaikus kiekvieną dieną. Stengiamės pakviesti savo sričių specialistus, kad jie atvyktų į stovyklą kartu su vaikais, pabūtų ir papasakotų būtent apie savo profesiją. Jeigu vaikai išmoks elgtis prie stalo, gražiai valgyti, bendrauti tarp savęs, tai tada viskas kitkas jiems gerai seksis. Tai mes būtent tam labai didelį dėmesį skiriam. Tvarkai, disciplinai, kad būtų visi gražiai apsirengę, nusiprausę, visi gražiai eitų valgyti, miegotų švariose lovose, tvarkytų savo kambarius. Būtent tie dalykai yra skiria dėmesį. Kaip sakau, pagrindinis tikslas mūsų yra, kad asmenybės vystymas, savęs tobulinimas ir pažinimas. Gali dalyvauti ne tik tie vaikai, kurie treniruojasi pas mus salėje, bet taip pat čia stovykla, jau ši stovykla kaip ir trečioji, dalyvauja vaikai ir iš kitų miestų, atvažiavę netgi nesitreniravę iki to. Visi turim gerą laiką, yra jau daug vaikų, kurie dalyvauja nuo pat pirmos stovyklos ir stengiamės tą savo ratą po truputį plėsti. Atvykau į šią stovyklą iš Kauno, vadovauju Aiki Šiuren Dodžo klubui, kuris yra neformalaus švietimo mokyklos Kauno moksleivių techninės kūrybos centro dalis. Japonų kovos menai yra svarbus, kad galima labai įvairiapusiškai ugdyti jaunąją kartą, nes, kaip minėjau, tai yra neformalaus švietimo dalis ir galima ugdyti įvairias charakterio teigiamas savybės, galima ugdyti pilietinį ugdymą, galima ugdyti dorinį ugdymą, galima ugdyti įvairias asmenybės, bendražmogiškas savybės. Stovykloje dalyvauja iš tiesų gana įvairaus amžiaus vaikai, nuo 6, 7, 8 metų vyresniai, taip pat keli suaugę. Kartu treniruojasi ir instruktoriai, kurie veda treniruotės. Ir šiuo atžvilgiu iš tiesų yra taip pat labai teigiama šitos stovyklos dalis, tai kad įvairių kartų žmonės gali treniruotis kartu, kaip minėjau, vaikai ir suaugę, reiškiasi instruktoriai, turintys ne 1 metų praktiką. Ir labai svarbu, kad reiškiasi jie dalinasi patirtimi, įgūdžiais, reiškiasi vaikai perpranta, matydami suaugusių pavyzdį, kovos menų specifiką, taip pat kovos menų specifiką, kaip panaudoti tai kasdieniniame gyvenime, kreipiant dėmesį į visas detalės tiek treniruotėse, tiek į elgseną, bendravimą tarpusavį, taip pat kaip vyksta įvairūs žaidimai, galų gale kažkokios bendros kitos veiklos, tai net ir pietus. Labai patiko man pačiam šitą stovyklą ir pasižiūrėti, kaip yra vaikams suteikiamas užimtumas. Iš tikrųjų, visas laikas yra išnaudojamas bendravimui, sporto užsiėmimams. Tikiuosi, kad ir pats aikido turbūt duos vaikams daug daugiau naudos negu bėgiojimas, galbūt gatvėmis arba sėdėjimas prie to pačio monitoriaus. Jau berods 3 metai mes organizuojam aikido vaikų stovyklas. Labai geras laikas, labai gera vieta bendrauti, susipažinti, pamatyti kitų trenerių dėstymo metodikas. Stovyklos metu vyksta ne tik aikido treniruotės, vyksta ir kaligrafijos pamokėlės, kalvystės pamokėlės. Vaikai susipažįsta su suaugusių žmonių profesijom. Tai yra visapusiškas jaunos asmenybės ugdymas, kai vaikai į trenerius kreipiasi vardu Dainiau, Evaldai. Ir sukuria betarpiškumo atmosferą, pasijauti šeima, tą, ką ir simbolizuoja pirmasis aikido hieroglifas Ai. Šeima, jaukuma, namai, harmonija. Neleidžiam, net vaikai tyčiotųsi, kad
kad jie išmoktų vienas kitą gerbti, kad būtų pagarba vienas kitam. Leistų grynam ore laiką, kad mėgautumės vieni kitų, džiaugtumės. Pėsčiomis nueinam prie jūros, būna kaip vaikam toks prizas, jeigu per treniruotę viskas gražiai bus, tai prie jūros galės išsidūkti, tai taip ir darom. Per treniruotę mokom svarbių dalykų, disciplinos, gražiausios pagarbos viens kitam, susikaupimo, dėmesingumo.